Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas, su jumis aš Vladimiras Laučius. Noriu priminti, kad galite spausti patiktuką, jei patiks laida, ir prenumeruoti šią laidą, jei patiks ne tik ši laida. Šiandien mūsų studijos svečias, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinicas. Sveiki. Labadiena. Vytautai, pakalbėkime šiandien apie problemą, apie reiškinį, kuris jums yra svarbus ir kuris plečiasi. Tai yra, jūs jau nekartą esate viešai kalbėjęs apie tai, kad nereikėtų kriminalizuoti vadinamosios neapykantos kalbos, kad reikėtų kaip tik sušvelninti net ir egzistuojančias dabar numatomas bausmes, nes tai tos bausmės iš esmės leidžia persekioti už nuomonę arba už formuluotę, kas nėra visai pagrįsta laisvoje visuomenėje. Dabar visą tai intencija sekti žmonės ir bausti žmonės už tai, ką jie galvoja, už tai, ką jie sako, yra plečiama ir siekiant bausti už dezinformaciją arba už tai, kas dabar bus vadinama dezinformacija, ir kaip tik tą temą galėtume pakalbėti išsamiau, kalbėtume ne tik apie tai, kas vyksta Lietuvoje, bet ir apie tai, kas vyksta Europos Sąjungai, kokie ten procesai siekiant kontroliuoti, ką žmonės galvoja ir ką jie šneka. Na ir atskirose Europos Sąjungos valstybėse, mes šiek tiek buvom su jumis privačiame pokalbėje palietę situaciją Vokietijoje, galėsim ir apie tai šiek tiek pakalbėti šiandien, bet pradėkime nuo Lietuvos. Garsusis Daivos Ulbinaitės įstatymų projektų paketas, kurio tikslas yra, koks jo tikslas iš tikrųjų, padėti nepilnamečiams, atriboti juos nuo kažkokios neigiamos informacijos, kalbant apie jų dalyvavimą socialiniuose tinkluose. Ar tai ne visai tai yra turbūt daugiau dezinformacijos apibrėžimas, kaip pati Daiva Ulbinaitė sako, Konstitucijos 25 straipsnis skelbia, kad dezinformacija priskiriama prie nusikalstamos veikos, o jeigu taip, tai už tą nusikaltimą turime įvardyti ir bausmes, apibrėžti, kas tas nusikaltimas geriau, ir įvardyti bausmes, jeigu tai yra kriminalinis nusikaltimas. Tai lyg ir intencija aiški, pagrįsta, kaip jį pati grindžia Konstitucijos straipsniu, bet ar viskas čia gerai ir ar galime džiaugsmingai pritarti tam, kad štai pagaliau yra iniciatyvų ir padedančių apsaugoti nepilnamečius nuo žalingos socialinių tinklų įtakos ir kartu apsaugoti Lietuvos visuomenę nuo priešo dažnai skleidžiamos dezinformacijos. Kaip Jūs manat? Aš manau, kad gal pradžiai porą sakinių iš toliau. Aš matau tokią bendrą tendenciją iššūkių žodžio laisvėje demokratinėse visuomenėse. Visi suprantam, kad diktatūrose žodžio laisvė niekam nerūpi ir ten tik lozungas būna įrašytas, bet demokratijose tarsi tai buvo visada viena pagrindinių vertybių. Ir dabar vis naujų randama pagrindų, dėl kurių esą gera ir teisinga yra ją vienaip ar kitaip suvaržyti. Ir tas matosi tiek Lietuvoje, tiek ir apskritai Euroatlantinėje erdvėje. JAV, aš manau, Trumpo iškilimas prieš 10-metį, vienas iš sąlygų jam buvo tai, kad politinis korektiškumas ir įvairios cenzūros formos jis išviešėjo labai demokratam valdant, ir Europos Sąjungoje dabar vyksta tas pats įvairiose šalise. Na ir mes turim tų grėsmingų atvejų, ir čia yra teisinė pusė, neapykantos kalbą jūs paminėjo, dabar Ulbinaitės projektas, keli kiti smulkesni, ir yra tokia, pavadinkim, socialinė, kultūrinė erdvė, vadinamoji cancel culture, aš sakyčiau, ideologinė cenzūra, kur įstatymais niekas tarsi tavęs ir nebaudžia, bet meta iš darbo, naikina verslą, kviečia visus masiškai neprekiauti su tavim ir dar kažką, žodžiu, pabando sunaikinti žmogų be įstatymo. Tai visos šitos situacijos yra reikšmingos ir pavojingos, ir jos juda viena linkme. Tai tie varžymai žodžio laisvės plečiasi. Ir tai yra pavojinga, ir dėl reikia apie tai kalbėti. O dabar konkrečiai Daivos Ulbinaitės projektas, aš manau, kad jis iš visko, kas vyksta šiuo metu Seime žodžio laisvės klausimais, tai yra pats pavojingiausias ir keliantis daugiausia klausimų. Jūs paminėjot, kokia intencija. Intencija tarsi yra kova su dezinformacija, priešiška ir su aiškia užuomina į Rusiją. Priešiškų valstybių dezinformacija, kad vyksta informacinis karas, tą karą vykdo Rusija, ir yra nuolatinės pastangos jų tiek tiesiogiai per savo ten kažkokius įtakos kanalus, tiek ir netiesiogiai per ar idiotus, ar sąmoningai veikiančius Lietuvoje, pabandyti kažkaip formuoti Rusijai palanką informacinę erdvę. Aš sutinku, kad tai vyksta ir kad tai reikalauja kažkokios reakcijos. Aš manau, kad Daiva Ulbinaitė, prisidengdama šituo realiu ir svarbiu tikslu, užsimoja daug plačiau. Nežinau, sąmoningai ar ne, bet arba jei kažkas labai prastai paruošia pataisas, jei reiktų susirūpinti, su kuo dirba, arba čia tikrai yra toks nesąžiningas veikimas. Nes pasislepiant po Rusijos ten įvairiausią propagandą ir jos poveikį Lietuvos visuomenė, yra įtraukiamas tokios sąvokos kaip klaidinanti informacija,
šalia dezinformacijos, kur nebėra tyčios, nebėra... Ir anksčiau tai buvo sąmoningo veikimo. tyčinis melas, dezinformacija, o dabar jau dezinformacija yra ne tik tyčinis melas, Nu, bet tai, ir kas klaidina. kas klaidina. Ir tai yra labai abstraktu ir labai daug kas čia gali tilpti. Labai geras pavyzdys, iš karto kilo daugybė žmonių mintis apie, pavyzdžiui, politologų prognozes, ar ne? Yra labai lengva suklaidinti. Tai čia yra viena abstrakcija. Kitas dalykas... Orų prognozės kartais irgi klaidina. Na, vėl, aš mačiau kelias laidas, kur Daiva Ulbinaitė pristatinėjo ir gynė tą projektą. Aš gan nustebau, kad jį pasirinko tiesiog pabėgti nuo kai kurių nepatogių klausimų ir sakė, nekalbėkime apie šitą detalę. Viena iš tokių detalių, nuo kurių jinai, bent kiek aš mačiau žinių radijų, nenorėjo kalbėti, yra bandymas bausti už mokslinių tyrimų iškraipimą, prieštaravimą moksliniam konsensusui. Tam tikrose temos ir tos temos labai iškalbingos. Sveikatos klausimais, aplinkosaugos klausimais, energetikos klausimais. Man bent jau atrodo labai aišku, kas už šitos minties slepiasi. Čia yra bandymas nutildyti diskusijas tokiose situacijose kaip COVID-as, nutildyti diskusijose tokiose temose kaip translytiškumas, kur be abejo labai išsiskiria požiūriai, o ką mokslas palaiko, ne? Plius žalioji politika. Ir žalioji politika. Jeigu tu kvestionuoji kažkokias priemonės kovai su klimato kaita arba dar kažką, tai tu irgi gali atsidurti, na jau ne tik, sakykime, diskusijos užribį, bet teisiniam užribį. Tas įstatymas daro tokias sąlygas. Tai paketas iš esmės yra kairiojo liberalizmo ideologijos dalis. Visiškai taip, visiškai taip. Ir man atrodo, kad intencija jo tai yra gera, ta deklaruota intencija. Nežinau tikrosios, nes projektas labai nepanašus į tai, ką skelbia, bet tikroji ta intencija kovoti su Rusijos propaganda yra gera ir kažką su tuo reikia iš tikrųjų daryti, ką ir autorė sako. Bet tai, kaip yra surašyta, kiek plačiai išsiplėsta, kaip nueita toli ir tiesą sakant, apie pačią tą Rusijos propagandos grėsmę projekte kaip ir nėra kalbama. Ten yra grėsmės rinkimams, grėsmės valstybės institucijoms, ten kenkimas jų darbui vėlgi, kritika, tarkim, institucijai kažkokiai, jeigu aš esu linkęs kritikuoti teismus dėl jų kažkurių sprendimų. Konstitucinį teismą, pavyzdžiui, aš tikrai esu linkęs kritikuoti, aš manau, kad jis nuolatos ir sistemingai pats plečia savo galias. Tai ar aš kenčiu jo darbui nuo kažkurio momento? Čia yra pagrįsti klausimai. Ir Daiva Ulbinaitė į visus tokius klausimus atsako, aš pasitikiu institucijom. Ten tos institucijos, kurios veiktų jos projekto atveju, kurios pagrindė priiminėtų sprendimus baudžiančius kažką už netinkamą nederamą kalbėjimą, būtų policija, žurnalistų etikos inspektorius ir bijau dabar sumeluoti Lietuvos radijo ir televizijos komisija berods, galbūt klystu dėl trečio, atsiprašau, jeigu taip. Bet, žodžiu, tai yra valstybės institucijos ne kažkuo ypatingai kompetitingos išskirtinai spręsti tokius klausimus, pavyzdžiui, ar iškreipti moksliniai tyrimai, ar kyla grėsmė rinkimams, ar taip toliau. Tai šitas jos toks numetimas, kad aš pasitikiu institucijom, kad jos viską padarys gerai, mes ne vieną kartą matėm, kad su, pavyzdžiui, vaiko teisėm ir ta reforma prieš 10 metų, kai išplėtė labai stipriai vaikų atiminėjimą iš galbūt netinkamai kažką darančių tėvų, tikrai nėra taip, kad tu gali avansų pasitikėti institucijom, kai tu suteiki jom papildomas galias. Nes čia yra labai išplečiamas galios. Ir vien to atsakymo, kad aš tikiu, kad viską padarys gerai, mes negalim remtis tokią logiką. Mes turim rasti atsakymus prieš priimdami kažkokį įstatymą, kaip tos naujos galios, kaip jos bus ir suvaržytos, kad netaptų piktnaudžiavimu ir ypatingai, kad netaptų ideologinių ginklų. Kad netaptų ideologinių ginklų, kai viena ar kita valdžia, ar vienas kitas žmogus institucijoje toje atsidūręs, ar kad ir tas pats policijos pareigūnas, ten e-policijoje įvertindamas kažkokius skundus, negalėtų savo leisti, neturėtų tokios galimybės pasaulėžiūriškai vertinti. O, man nepatinka, ką jisai sako, aš galiu jį nubausti. O jis turės argumentą, ta dezinformacija turi kažkaip kenkti nacionaliniam interesui, bet kas yra tas interesas, jis turės pats sugalvoti vietoj. Ten yra tikrai pakankamai plačiai ir aš dabar tą formuluotę reiktų pasitikslinti, bet ten yra tas sąrašas pavojus rinkimams, vienų kitų institucijų darbui, nacionaliniam saugumui, kas yra pats svarbiausias dalykas ir kur daugiausia sąsajos su logika šitam įstatyme, ir po to ir kitiems svarbiems valstybės interesams. Ir kas yra tie kiti svarbus valstybės interesai, tai nėra baigtinis sąrašas, kaip minimum privalo būti arba nubraukta šita vieta, arba išaiškinta ir su baigtiniu sąrašu, kas tai, nes tokių abstrakcijų būti negali. Kaip ir klaidinančios informacijos būti negali, kaip ir tų mokslinių tyrimų iškraipimų būti negali. Tai yra kai kurie dalykai labai konkretus tame projekte, kur aš manau, kad tiesiog akivaizdu, kad jie peržengia visas ribas, kalbant apie žodžio laisvės principą. Ir po to yra diskutuotinų vietų ir iš principo kai kas ten galėtų likti. Nes jie yra teisi vienoje vietoje, iš tikrųjų dezinformacija neturi būti leistina ir kažkur turi būti numatyta atsakomybė, bausmės už ją, bet tai turi būti labai konkrečiai, labai siaurai ir aiškiai suformuluota, o čia padaryta priešingai. O kaip reikėtų, kokiu keliu eiti? Aiškiai suformuluoti, kas yra dezinformacija, be galo sudėtinga, nes kuo labiau mes tikslinam, tuo daugiau atsiranda absurdo ir prie daugelio formuluočių bus galima kibti.
o jeigu mes paliekam, tokią švelnesnę, tiesiog, melas, sakykime, taip, sąmoningas, tyčinis melas, tai šitą formuluotę jau egzistavo iki šiol. Tai tada nieko keisti nereikia. Suformuluoti, aš manau, viskas gerai. Ko nebuvo, tai tuo bausmių numatymo susijimo, kad už dezinformaciją yra tokios bausmės. Ten Ulbinaitė teikia pataisas tiek į baudžiamąjį kodeksą, tiek į administracinį. Tai dabar kas yra? Aš tai neturiu paruošęs kažkokio gero plano, kaip reikia sutvarkyti, bet aš manau, kad mes prie to sėsim ir kalbėsim rudenį, nes pavasarį praėjo pateikimą, mano šiek tiek nuostabai šitas projektas ir dabar jis keliausi komitetus ir paprastai, aišku, autoriai tikisi, kad viskas praeis su vėjeliu be rimtos diskusijos, bet aš manau, kad čia turės būti rimta diskusija ir aš džiaugiuosi, kad tas klausimas yra ir Nacionalinio saugumo komiteto atitekęs. Ten būsiu vienas iš vadų rengėjų ir labai tikiuosi, kad normali diskusija įvyks. O tai valdantieji socialdemokratai ar jų partneriai, jie kaip visada tiesiog nesigilina ir pritarė tam, kai jiem pakiša konservatoriai. Aš negaliu atsakyti, bet aš turiu pripažinti, kad Daiva Ulbinaitė, ką jau moka, tai rimtai dirba su žiniasklaida ir jinai paruošė pakankamai solidų informacinį foną šitoms pataisoms. Teko pasižiūrėti pavasarį, kaip atrodė pateikimas, užregistravo į tas pataisas praėjusiu metu pabaigoje, berods lapkritį, ir tada tas buvo toks žiemos štilis informacinis, kuris politiniam gyvenime visada būna, ir praėjo keletas tokių viešų komentavimų, laidų, ta tema, visos jos buvo pozityvios. Tuo metu visos jos buvo pozityvios. Dabar po to, kai Seime jau įvyko pateikimas, vieną kartą Seimas subalsavo dėl to projekto, dabar jau prasideda kažkokia rimtesnė diskusija ir Seimo kolegos, aš matau, susimasto, klausyko, ten va tas ir tas, sakykime, vieta kažkuri, taigi čia kaip ir absurdas, sakau, taip, bet balsavai už jį, tai čia reikia tvarkyti. Tai mano įspūdis subjektyvus, aš negaliu garantuoti, kad taip yra, kad daug Seimo kolegų tiesiog išvelgė tą pusę, kad, iš tikrųjų, ir pristatymas buvo per tai, kad problema egzistuoja, dezinformacija Lietuvoje klesti, niekas jos deramai nekontroliuoja, nenumatytos bausmės už ją ir reikia kažką su tuo daryti. Bet tas reikia kažką daryti, žinot, kaip iš senos Tele2 ar kurios ten reklamos, reikia kažką daryti. Tai pasislepiant po juo buvo užsimota labai plačiai, dabar Seimas pastatė savo situaciją, kaip privalo susiaurinti. Aš manau, privalo susiaurinti tai, kas dabar yra surašyta Ulbinaitės tam projekte. Aš dabar nenoriu rizikuoti šauti iš lempos kažkokių tikslių formuluočių, kurios turėtų būti mano manimu, mes jų ieškosim, bet jos privalo būti konkretesnės negu dabar. Bet tu pritari tą jos nuostatai, kad reikia apibriežti, kaip yra baudžiama už dezinformavimą, nes to reikalauja Konstitucijos 25 straipsnis, kur nurodyta, kad tai yra nusikalstama veikla, o jeigu tokia, tai jeigu yra nusikalstama, tai turi būti bausmė numatyta, o jį kažkaip neaiškiai buvo numatyti iki šiol. Čia yra turbūt ta vienintelė dalis, kur aš aiškiai pritariu. Taip, jeigu dezinformacija ir logiškai, ir iš Konstitucijos, ir apskritai, tai turėtų būti baudžiamas dalykas. Bet tam, kad tu galėtum tai bausti, turi būti būtina sąlyga tyčia, sąmoningas veikimas. Na, bet čia turbūt ir apibrėžiant, jeigu tikslas yra iš tikrųjų pasipriešinti Rusijos skleidžiamiems melams, tai ir galima turbūt pasižiūrėti, kokie tie pagrindiniai melai ir kažkaip tai tuo pagrindu apibriežti tą dezinformaciją, nes mes vargu ar turėtume kovoti su dalykais, bet matyt tie, kurie nori šito įstatymo, kurie nori kriminalizavimo kitokios nuomonės, tai jie turbūt galvoja ne tiek apie Rusiją, kiek apie tai, ką mes kalbėjom, tai kas yra svarbu kairiesiems liberalams. Kažkodėl įstatymė būtent tai. Beje, kai kalbame apie Rusiją ir informacinį karą, man čia toks pavyzdys, jeigu leisi minutę. Turbūt visi sutiksim, bent kas domisi, tai tikrai, kad informacinio karo viena pagrindinių dalių yra ginčiai dėl istorijos. Kaip vertinti istoriją? Rusijos Kremliaus naratyvas visada yra, kad mūsų laisvės kovotojai fašistai, banditai ir panašiai. Na, mūsų naratyvas turėtų būti ir kažkokia dalim bent jau yra, kad vis dėlto tai yra garbingi laisvės kovotojai, kuriais mes didžiuojamės. Ir dabar, tarkim, kai susidurėm su tais Kremliaus aiškinimais, kad partizanai banditai, arba kad 41 sukilėliai ten fašistai, kolaborantai su naciais. Kaip elgtis to akivaizdoje yra kelios skirtingos ir aš manau, kad aš pritariu vienai pozicijai, bet kelios skirtingos pozicijos turi teisę demokratinėje visuomenėje egzistuoti ir būti reiškiamos laisvai. Viena iš jų yra mano, kad mes privalom kaip valstybė ginti šitų žmonių atmintį, mes privalom ginti, kad jie buvo laisvės kovotojai. Jeigu kažkokios aplinkybės privertė jiems daryti abejotinus sprendimus, tai galbūt nepaisant to mes juos gerbėm, bet pirmiausia mes turim įrodyti, kad jie kažką blogo padarė šalia savo aukos už Lietuvos nepriklausomybę. Ir bendra pozicija yra, kad tu neprisileidi tiesiog a priorinių aiškinimų, kad laisvės kovotojai tai buvo ir kažkokie kolaborantai, jie padarė kažką blogo. Ne, tik kai yra įrodyti nusikaltimai, tik tada mes sutinkam, kad mes galim leistis į kalbas, kad rezistentas padarė kažką blogo. Čia mano pozicija. Kita pozicija yra, ir aš jai nepritariu, bet aš sutinku, kad žmonės turi teisę ją reikšti, kad kaip tik Lietuvai kenkia, jeigu Lietuva labai užsispyrusiai gina savo laisvės kovotojus, tada atrodo mes tarptautinė erdvėje kaip kažkokie tai čia gal abejotinų dalykų gynėjai, gal fašistų garbintojai, ir dėl to
to gal kartais reikia atsitraukti. Aš su tuo nesutinku. Bet aš sutinku, kad tai galėtų sklisti viešoje erdvėje. Dabar šitas Ulbinaitės projektas ir ta idėja apie mokslinių tyrimų iškraipimą taip toliau, iš esmės jis atveria galimybę, kad kažkuri, o nuo vertintojo priklausys kuri, pozicija bus palaikyta, kad jinai yra nederama ir kenkia mūsų valstybės interesams. Priklauso, kaip tu interpretuoji, kas gerai mūsų valstybės interesams, o kita tada gali būti čiaupiama. Tai ne, demokratijoje nei viena negali būti čiaupiama ir kažkas diskusijoje turi laimėti. Bet ir apskritai turbūt reikia pripažinti, kad jei jau bandoma tokiais būdais, kokiais veikia Daiva Ulbinaitė ir jos bendraminčiai, iš tiesų bandoma tokiais būdais kovoti su Rusijos propaganda, tai tokiu atveju turbūt vienas baisiausių dalykų, kas gali nutikti, tai padėti Rusijos veiksmams savo nepagristais, neapgalvotais veiksmais. Ir šiuo atveju tikėtina, kad ta pagalba Rusijai kartu ir Rusijos propagandai įvyks. Nes jeigu priimami sprendimai įstatymų lygių, kurie galimai leis persekioti nuo savos valstybės piliečius už nuomonę, už laisvą žodį, ir ne visada tai bus žmonės, kurie iš tiesų ten patikėja Rusijos propagandą, skleidžia Rusijos propagandą, o tiesiog žmonės, kurie kitaip galvoja, negu pasako koks nors mokslininkas, kuris tuo metu įsitikinęs, kad COVID yra tai ir tai, o nėra tas ir tas, ar reikia kovoti su juo taip ir anai, paskui paaiškėja, kad jis klydo ir tas pats mokslas rodo, kad jis klydo, sakykime, praėjus keleriems metams. Paaiškėja kitų duomenų, bet jau tas žmogus nubaustas, kuris vadovavosi kitokiu požiūriu ir vadinasi neigia mokslo duomenys, kaip čia dabar bandoma sakyti. Apskritai, jeigu bus pradėti persekioti žmonės už nuomonę, už laisvą žodį, tai Rusijos tikslai bus pasiekti rankomis tokių žmonių kaip Daiva Ulbinaitė ir jos bendražygiai, nes Lietuvoje bus įvedinėjama cenzūra. Ir turbūt Rusijai didžiausia dovana būtų padaryti iš Lietuvos irgi mažąją Rusiją. Valstybė, kurioje žmonės persekiojami, kurioje nukenčia nekalti, vadovaujantis kažkokiais tikslais, kad ir kaip jie būtų vadinami. Ar kova su Rusijos propaganda, su Rusijos dezinformacija. Jeigu nuo to Rusijai niekiek neblogiau ir jos propaganda ir dezinformacija, bet Lietuvos piliečiams blogiau, nes jie nebegyvena laisvoje visuomeniai, o jų visuomenė panašiai į mažąją Rusiją, tai taip ir yra pasiekiami Rusijos tikslai. To ir nori mūsų kaimynė, su kuria mes bandome kovoti ir baigėsi ta kova tuo, kad tokie žmonės kaip Daiva Ulbinaitė padeda Rusijai laimėti. Deja. Aš visiškai pritariu paties pozicijai šio klausimu ir daug dievė, kad rudens sesijoje nepraeitų tie dalykai, kuriems buvo kažkodėl pritarta po pateikimo. Tikėkime, kad ir valdančiai dauguma susisgribs ir nepraleis šitų nesąmonių. Bet pakalbėjom išsamei apie Lietuvą, šiek tiek pakalbėkime ir apie tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ten, kaip aš suprantu, irgi užsimota prieš žodžio laisvę, aiškinant, argumentuojant savo poziciją tuo, kad yra bandoma kovoti su pedofilija, šio kart ne su Rusijos propaganda, o su pedofilija, apsauganti nepilnamečius. Beje, Daivos Ulbinaitės tame pakete irgi yra ir kovos su socialinių tinklų neigiama įtaka aspektas, tai čia jis ES lygių dabar irgi pasiekęs tokį lygį, kur bus leidžiama privačioms įmonėms, soc tinklų platformoms ir panašiai kažkaip tai pradėti tikrinti savo vartotojus, ką jie galvoja, ką jie rašo ir tada jau šalinti tai, kas netinka pagal naują reglamentą ES. Kas tai per reglamentas, kas čia bandoma daryti, kodėl ir kur mes taip nueisim. Yra labai paini ir sudėtinga tema, bet pabandykime ją bent trumpai išnarplioti. Yra toks chat control reglamentas ES institucijose svarstamas jau kurį laiką, ne vienerius metus. Ir tarp tų, kas domisi vėlgi tarptautinė erdvėje žodžio laisvės ir privatumo, čia būtent per privatumo prizmę problematika, tai jau seniai keliantis aliarmą. Tai štai šios pavasario sesijos pabaigoje Europos parlamente paskutiniam posėdį buvo pritarta pratęsti išimtį, tai pavadinkim, jeigu jau labai tiksliai kalbant, to chat control 1 yra 2 paketai, pavadinkim, tai pirmasis, siauresnis, netoks radikalus, jis praėjo ir jo esmė, kodėl sakau netoks radikalus, jis pratęsė jau anksčiau galiojusią išimtį, kuri leido socialinių tinklų platformoms pačioms vertinti, kur jų manimų yra galimai verti sekimo susirašinėjimai, nes ten vienintelis motyvas, kuriuo tarsi tavo išimtis yra leidžiama, nes ten galimai yra seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus internete bręsta. Kaip tas yra atpažįstama? Socialinis tinklas, pavyzdžiui, mato, kad kalbasi nepilnametis, su suaugusiu amžiaus skirtumas yra labai didelis, arba ten kažkokie tai panašus seksualizuotas, nežinau kaip jie tą pamato prieš skaitydami, bet seksualizuotas kontekstas, ir jie tada gali sau leisti pradėti skaityti tokį susirašinėjimą.
Tai yra tai, kas dabar leidžiama, buvo leidžiama iki šiol ir buvo nepaisant didelio ir jau šitos pozicijos kontroversiškumo, visgi buvo pratęsta šios Europarlamento sesijos pabaigoje. Neužšifruoti susirašinėjimai, kurie platformai kelia įtarimą, kad čia galbūt yra suaugusiojo seksualizuotas santykis su nepilnamečiu. Labai subtiliai ir blogiausia prasme tas buvo padaryta procedūriškai. Todėl, kad Europos liaudės partijos, čia kur Tėvynės sąjunga priklauso, iniciatyva buvo įdėta į darbotvarkę tokia procedūra, kad atmesti tą projektą reikėjo absoliučios daugumos nuo Europos parlamento narių. Ir balsavimas, čia labai keistai skambės, bet visi gali tą pasitikrinti internete, balsavimas įvyko taip, kad dauguma nuo tų, kas buvo salėje, balsavo prieš projektą, nenorėjo tos galimybės tinklams pratęsti tokio sekimo, bet to neužteko, nes nebuvo 50% plus nuo visų Europos parlamento narių, o aišku, kad ir Lietuvos Seime galit pasižiūrėti Liepos mėnesį, jau nedaug tų Europos parlamento narių ten sėdi ir turbūt visose parlamentuose panašiai, tai jų tiesiog fiziškai nesusidarė tiek, kad būtų išpildyta tą taisyklę ir nors dauguma buvo prieš tą reglamentą, iš esančių saliai, bet to neužteko ir jisai skaitėsi priimtas. Tai dabar jis taip yra priimtas ir tai sukėlė tam tikrą alarmą. Dabar yra, visiems žinoma, kas domisi, kad rudenį ateis į Europos institucijas, ne tik į Europos parlamentą, Chat Control 2 iniciatyva, radikalesnė kuo? Tuo, kad ji nusitaiko tą patį daryti jau su tom vadinamom encrypted end-to-end messages, šifruojamom žinutėm, kas yra WhatsAppas, Signalas ir kitos platformos, kur mes bent jau tikim kaip vartotojai, kad susirašinėjom privačiai. Ir tam, kad tu tą priimtum, tu iš esmės turi sukurti naują, pavadinkim, skaitmeninę infrastruktūrą. Aš čia irgi nesu ekspertas, gal terminai nebus labai tikslus, bet tu turi sukurti priemonės technologinės ir sistemą, kaip sekti, kaip skaityti, kaip dešifruoti tas žinutes, arba, kaip dabar sako Europos komisija, berods jie yra pagrindinė stumėja šitos iniciatyvos, Europos vadovų taryba ir Europos parlamentas yra skeptiškesni, Europos komisija labiau nori tą padaryti, vėlgi prisidengiant kovą su pedofilija, kad būtų galima perskaityti žinutes dar vartotojo telefone prieš jas užšifruojant. Tu kažką parašai, sistema iš karto skaito ir mato tas tavo žinutes, ir tada jos yra šifruojamos, tada jos keliauja ten ir teisinė ekvilibristika. Tai Orvelo didysis brolis? Tai yra Orvelo didysis brolis. Ir jeigu tu sukuri tokią techninę infrastruktūrą, tai po to jau mažesnis žingsnis yra, o kam dar tu ją pradėsi naudoti? Gerai, kovojam su pedofilija, nes pedofilija yra labai blogai, bet ir su terorizmu reikia kovoti, aišku, tas irgi yra labai blogai ir pagrįsta, ir po to tie dalykai švelnės. Mes nekartą matėm, nes pats tas mąstymas... Paaiškės, kad mokslui prieštarauja tai, ką žmogus pradėjo rašyti. Pirmi 3 žodžiai, jau čia nebetitinka. Pats tas mąstymas, kad galima pradėti sekti visą visuomenę tam, kad išvengti kažkokių nusikaltimų, kuriuos padaro blogiausi jos nariai. Jis, pastebėkim, pastarąjį dešimtmetį, jis plinta Europoje ir turbūt ne tik Europoje. Mes tą turėjom vieną kartą laidoje, minėjau, su vaiko teisėm. Ar ne? Prieš 10 metų Šakalienės reforma, jos esmė buvo kokia? Buvo keli rezonansiniai atvejai, kada buvo dažniausiai beje patėviai siaubingai smurtiškai elgėsi su vaikais. Visais atvejais tai buvo fizinis smurtas, kuris ir taip uždraustas. Prisidengiant jų buvo sukurta sekimo sistema, kad mes išplėčiam ir smurto savoką, ir tai, kaip labai vaiko teisų tarnybos turi kištis į šeimų gyvenimą, prisidengiant tuo, kad juk yra tų atvejų, kada vaikai kenčia nuo smurto. Ir sekimas išauga. Ir šalia to aš labai noriu kitą pavyzdį, tą terorizmo ir pinigų plovimo prevenciją, kur dabar ES yra įpareigojusi bankus komercinius, kad jie privalo sekti ir užduoti daugybę klausimų ir manau visi pildo anketas laiks nuo laiko savo bankuose apie savo pajamų kilmę ir taip toliau. Nieko atrodo blogo mes nedarom, tai nieko mums ir neskauda, bet pats principas yra koks, kad sekimas visų atžvilgių yra padidintas, nes kažkur tarp mūsų yra vienas, kitas, daug mažiau negu procentas žmonių, kurie iš tikrųjų kažką blogo daro ir kad juos tas tinklas pagaus. Tai va čia tas pats. Čia tas pats, tik dar toks labiau intrusyvus ar kokį čia žodį pavadinti metodas. Bet tą nesąmonę Europos parlamentas dar turi galimybę atmesti. Tai tą Chat Control 1, kur neužšifruotas žinutės, jau priėmė. Per klaidą. Ir tai, per klaidą, per pasyvumą, taip iš tikrųjų atsitinka. Bet jis nėra tiek kontroversiškas, jis jau buvo prieš tai, galima diskutuoti, kad galbūt pagrįsta, galbūt ne, bet tas Chat Control 2, kuris skaitytų užšifruotas žinutės, tada jos netenka prasmės. Pats privatumas netenka prasmės. Man atrodo, Signal kompanijos vadovai jau pasakė, kad iš vis pasitrauks iš ES, jeigu tai bus priimta. Bet aš manau, kad tada, jeigu tai būtų visgi priimta, prasidėtų toks technologinis karas, kas ką, nes bendrovės, visi inovatyvūs startuoliai pradėtų siūlyti vis naujas
platformas, kurios dar nedešifruotas, o institucijos turėtų vis vytis ir bandyti šifruoti, bandyti perkasti vis naujas platformas. Ar mums reikia iš vis veltis į tokį dalyką? Jo labiau, kad kaip pastebėjo kritikai, aš nemėgstu tokios argumentavimo linijos, bet šiuo atveju tai tikrai tame yra tiesos. Na, tie, kas iš tikrųjų žino, kad užsiima nusikalstamą veiklą savo susirašinėjimuose, tai tie dažniausiai yra labiausiai susirūpinę, kaip gerai save paslėpti, yra raštingi, sugebės apeiti daug labiau negu tie, kurie nedaro nieko blogo, bet bus sekami nebandydami nieko apeiti. Tiesiog fantastika. Na ir dar viena tema, Vytautai, buvo užsiminęs apie tai, kad kažkokiu keistų būdu sutampa Donaldo Trumpo administracijos kritika Europai dėl žodžio laisvės suvaržymo ir žodžio laisvės būseną stebinčių tokių liberalių, sakykime, globalių liberalių organizacijų, taip pat pastabos Vokietijai dėl to, kas vyksta ten. O kas ten vyksta ir kaip mus tai gali paveikti? Čia man pakėlė antakį. Per pastaruosius metus buvo kelios bylos, kai asmenys Vokietijoje buvo nubausti ir baudomis, ir net laisvės atėmimu už išsakytą, vėlgi socialiniuose tinkluose, išsakytą kritiką ir pajuokas politikams. Kas, man atrodo, vėl iš principo žiūrint, viešas asmuo yra tas asmuo, kurio atžvilgiu tu gali pasakyti daugiausiai. Aš manau, kad ne viešo žmogaus atžvilgiu tu negali žeidinėti ir turėtų būti tam tikros ribos, bet viešo žmogaus atžvilgiu tik šmeižtas turėtų būti draudžiamas, visi gali mane kaip nori pavadinti, eidamas viešumą aš pasirinkau tai, kad aš prisimsiu daugiau. Vokietija šiandien yra nuėjusi priešingų kelių ir dabar bijočiau vardinti sąrašą šalių, bet tikrai ne tik į vieną, kur yra išplėsta būtent apsauga viešųjų asmenų nuo įžeidžiančių pašaipių pasisakymų jų atžvilgių. Ir pavyzdžiui, vienas Vokietijos politikas, taip pažodžiui neišversi iš vokiečių kalbos, bet realiai kvaileliu pavadintas, nieko daugiau. Ir žmogus, kuris jį pavadino kvaileliu viešai, gavo straipsnį baudą, jeigu dabar nepainioju. Kitas žmogus pavadino riebiau politiką, gavo už tai laisvės atėmimo. Nedidelį laiką, bet, ta prasme, kaip tai yra radikalų gauti. Tai neįtikėtina. Tai yra neįtikėtina. Ir Jungtinių tautų organizacija ir ten jos suborganizacijos stebinčios šitos dalykus nusiuntė misiją, pradėjo tirti, parengė ataskaitą, išreiškė kritiką, kad Vokietijoje kelia nerimą žodžio laisvės situacija būtent šituo aspektu, kad politikų kritika yra kriminalizuojama. Ir turbūt nesunku suprasti, vyresni žmonės iš sovietmečio atsimena, vėlgi diktatūrų bruožas yra kriminalizuoti politikų kritiką. Na šiandien, pavyzdžiui, kai kritikuoja specialiąją operaciją Rusijoje, rizikuoja, ne tai, kad rizikuoja, žino, kad gaus turbūt greičiausiai kokias nors bausmes, tie, kas ją kritikuoja, tie, kas kritikuoja Putiną. Ir tai yra, kaip ir klaiku, bet diktatūroje suprantama. Bet mes dabar turim panašų dalyką, aišku, mažesniu mastu, aišku, tos bausmės daug švelnesnės, bet principas tas pats. Politikų kritika tapo baudžiama Vokietijoje. Tai aš manau, kad kelias turėtų būti lygiai priešingas. Aš manau, kad radikaliai atlaisvinti turėtų būti tai, ką galima sakyti apie viešuosius asmenys. Apie viešuosius asmenys negalima sakyti faktinio melo. Aš mėgstu pavyzdį, jeigu jūs vadinat mane idiotu, tai yra jūsų teisė, aš neturiu teisės dėl to kažkam skųstis teisme. Jeigu jūs vadinat mane vagim, jūs turite įrodyti tai kaip faktą, jeigu ne, tai tada yra šmeižtas ir aš galiu skųstis. Tai vat toks ir skirtumas. Bet visokie epitetai, įžeidimai, pašaipėlės, tai yra tiesiog dalis viešo gyvenimo, dėja, kultūros klausimas, bet neteisės. Kągi, Sąjūdžio metais mes kovojame už išsivadavimą iš sistemos, kuri vertė daryti daugybę tų dalykų, apie kuriuos mes dėja kažkodėl kalbam šiandien, kaip apie nuostabes idėjas kylančias ir Lietuvos Seime, ir Europos parlamente, ir kurios jau yra įgyvendintos Vokietijoje, lyg ir laisvoje šalyje. Na, tikrai tenka stebėtis, kovojame už teisę turėti savo nuomonę, reikšti savo nuomonę, už teisę gyventi laisvoje visuomenėje, kur žodžio laisvė yra gerbiama. Mes dabar ugdome visuomenę, arba kai kas stengiasi tokią visuomenę sukurti, kurioje už tai yra persekiojami ir žmonės turi bijoti. Tiesiog turi bijoti, kad kažkas, kad tik gink Dieve nepasakytų kažko tokio, nepagalvotų kažko tokio, nepradėtų telefone kažką tokio rašyti, kas galbūt kažkam pasirodys, kad tai yra įstatymų pažeidimas ir kad tai yra baustina. Na, šitoj situacijai norėtųsi paklausti, o kas yra kas Lietuvoje to požiūriu? Kas iš tikrųjų dabar rūpinasi ir gina minties ar žodžio laisvę, o kas ne? Kas Seime pritarė toms keistoms iniciatyvoms, kodėl jos keistos mes šiandien aptariam, ir kas nepritarė. Ir kalbant apie Europos parlamentą, mes ten irgi turime savo atstovų, teko pačiam pasižiūrėti, kas šitiems reglamentams pritarė, kas juos palaiko.
Galbūt, pavyzdžiui, didysis liberalas Petras Auštrevičius kažkaip tai pasakė, kad palaukit, kur mes einam, tai nieko bendra su liberalumu nebeturi. Gal dar kažkas, tai ar mūsų europarlamentarai elgėsi taip, kad jiems čia yra nesvarbu, arba gal net palaiko šitas iniciatyvas? Aš labai bijau sumeluoti, ką nors konkretaus, sakydamas apie pavardės, nes taip įdėmiai nepasižiūrėjau, bet bendras principas buvo toks. Tai, tie, kurie vadina save politiniu centru, tai pirmiausia Europos liaudies partija ir ne tik, berods ir kairieji balsavo už tą chat control, kad jis būtų pratestas ir būtent Europos liaudies partija ir įtraukti į darbotvarkę tų mūsų aptartų. Vadinamieji konservatoriai krikdemai. Taip. O kairė ir dešinė jau toliau spektro kraštuose buvo prieš. Kas yra šiaip labai reta, kad jie dėl kažko sutartų, bet šiuo atveju sutarė. O Lietuvoje, kalbant apie Ulbinaitės pataisas, tai pritarimas buvo tikrai labai platus ir labai mažai kas buvo prieš. Man regis, gal mišrios grupės ir valstiečių turbūt buvo pagrindė nepritarimas. Aš nustebau, kad valdantieji gan stipriai pritarė. Bet aš turiu tą viltį, kol kas paaiškės per rudenį, ar aš teisus ar klystu, kad čia buvo daugiau iš neįsigilinimo ir iš to tokio labai pozityvaus informacinio fono, kad čia kova su Rusija ir mes negalim nedalyvauti kovoje su Rusija nepasigilinus. Nepamirškim, kad tarp valdančiųjų socialdemokratų yra ir tokių politikų kaip Dovilė Šakalienė, kuri maždaug prieš 10 metų buvo pasiūliusi nuostabę savo keistumų idėją, kad žiniasklaida būtų įpareigota skleisti informaciją taip, kad ne mažiau kaip 50% sudarytų būtent teigiamą informaciją, gerosios naujienos. Šiaip geroji naujiena yra religinis dalykas, nelabai žiniasklaidai tinka užsiimti. Jeigu būna naujiena apie prie sienos apgręžtus, ten, sakykime, 15 migrantų šią naktį, tai čia gera naujiena ar bloga? Galbūt Doviliai tai būtų bloga, nes vis dėlto jos apgrėžė. Nieks nežino. Ne, bet iš tikrųjų yra tokių politikų ir valdančiųjų daugumo ir tarp socialdemokratų. Bet kokią mes išvadą galim daryti iš to, ką pats kalbėjo apie Europos parlamento pasiskirstimą, kad būtent centras vadinamasis balsuoja iš esmės už dalykus, kurie, galbūt dar neįveda cenzūrą, bet iš esmės argumentacija jos palaikanti uždega žalią šviesą cenzūrai, tolesniems žingsniams. Tai už tai balsuoja vadinamasis centras. Ir kai dabar kalbama, net neįsigilinus, kodėl apie kraštutinę kairę arba kraštutinę dešinę, priskiriami, pirmiausia apie kraštutinę dešinę kalbama, apie kairę rečiau, bet kraštutinė dešinė tai yra turbūt savoka, kuri jau mūsų žiniasklaidos priemonių, tokių kaip LRT pastangomis, vakaruose tokių kaip BBC pastangomis ir panašiai, yra įsitvirtinusi kaip tarsi savaime suprantamas dalykas. Jeigu tave ir tavo partija pavadins kraštutinę dešinę, tai jau turbūt įpratęs, net nesureaguosi, kad ne, tai nėra kraštutinė. Niekaip nebereaguoju. Tapo įprasta ir kartu tapo nieko nebereiškiančia. Nebereiškiančia, įpratai prie šitų dalykų, kaip prie tuščio oro virpinimo. Bet kas realu matyti tai, kad mes turime pradėti kalbėti apie kraštutinį centrą, kuris formuojasi vakaruose ir būtent kraštutinė, nes tai, kas pereina sveiko proto ribas ir pasiekia idiotizmo prieigas, tai jau yra kraštutinumas. Ir šiuo atveju centras elgiasi kaip kraštutinis centras. Kalbam apie tos dalykus, kuriuos aptarėm šios dienos laidoje. Ar sutiktum? Nauja perspektyva. Sutinku. Šiaip dabar klausausi paties ir galvoju, kad čia yra susijęs su tam tikru elitizmu. Tos partijos, kurios save pristato kaip centrą ir akcentuoja nuosaikumą kaip savo didžiausią turbūt pranašumą prieš kažkokias naujas iškylančias jėgas, ar tai būtų kairiai ir dešiniai, jos dažnai galbūt neigs, bet jos turi tam tikrą tokį elitistinį požiūrį, kad mes esam tie profesionalai, tie gerieji, tie vieninteliai, kurie esam pajėgus valdyti valstybės ir labai svarbu, vieninteliai, kurie gali atsakingai kalbėti su visuomenė, nes visuomenė yra tokie mažutėliai, lengvai apkvailinami ir pažeidžiami. Su propagandos gale aš nesiginčiu, tai yra realus reiškinys ir pavojus, bet jų požiūris į žmogų yra, kad realiai žmogus tuščias indas ir tu gali jiems pasakyti, ką nori ir jie patikės. Mes matom, turbūt ypatingai su LGBT tema, mes matom, kad tas neveikia. Dešimtmečius dominuoja toje temoje pozityvus turinys, kaip gerai būtų pakeisti šeimos sampratą, lyties sampratą ir visuomenės požiūris, nei kiek nesikeičia. Tai žmonės nėra tokie jau minkomi molio gabaliukai, kur tu ką jiems paaiškinsi, tuo ir patikės, bet tų vadinamųjų centro jėgų, kurios visada akcentuoja savo nuosaikumą ir profesionalumą, pagrindinis beveik dalykas, jie siekia išlaikyti, pasakysiu Foucault žodžiais, diskurso tvarką.
Jie nori įtvirtinti taisyklės, kaip galima kalbėti, nes tiki, kad jeigu įtvirtinsi taisyklės, kaip galima kalbėti, tada ir politinis jėgų balansas nesikeis. Jeigu tu neleisi naujoms temoms iškilti, naujiem kalbėjimo būdam normalizuotis, nu tai tada viskas liks kaip yra, jos liks centre, normalios, atsakingos ir vienintelės tinkančios valdyti valstybę. Aš nuoširdžiai tikiu, kad liberalai, Tėvynės sąjunga, vakaruose ir socialdemokratai, Lietuvoje yra specifikos, socialdemokratai turbūt nesijaučia tokiam statuse, jie nevaldo diskurso tvarkos Lietuvoje, žiniasklaida dažnai juos minko kaip nori. Taip, taip. Bet va tos bent jau liberalai ir Tėvynės sąjunga tikrai jaučiasi, kad nepriklausomai nuo to, kiek yra mandatų Seime, bet yra labai tvirtas užnugaris, kad tu gali, nesakau, kad tiesiogiai kažką liepdama žiniasklaidai, bet turėdamas bendrą supratimą su daugeliu žmonių žiniasklaidai, maždaug užduoti toną, kaip apie ką galima kalbėti. Ką mes matėm su tom pačiam Ulbinaitės pataisom, kada jinai užregistravo žiemą ir gavo vien pozityvų turinį, daugiau nieko, jokios kritikos. Tai aš manau, ta galia jiems yra labai svarbi ir jie subtiliai ieško būdų, kaip ją išlaikyti. Išlaikyti diskurso tvarką. Kągi, ačiū Vytautai, mūsų žiūrovams noriu priminti, kad jūs prisidėsite prie šios laidos tolesnio egzistavimo, spausdami patiktuką ir prenumeruodami laidą.